tai ačiū už tokį jausmingą pristatymą. Čia mano personos ir tokį truputį iškreiptą iškart. Pasijutau čia kažkoks supermenas, kuris čia padaro tiek daug per metus, bet iš tikrųjų tai visi tie darbai, kurie kažkaip taip tiesiog turbūt sutapo, kad šiais metais yra finišas kai kurių darbų, kurie pradėti iš tikrųjų jau senokai, prieš gal net gerus 10 metų. Tai tos dvi knygos pakrikštytos dvinukėmis, iš tikrųjų ten buvo senesnių darbų rezultatas. Ir šiandien, nors ir buvo tame paskaitos kvietime Facebook'e įdėtos tos jau pasirodžiusios knygos, bet aš šiandien apie jas visiškai nešnekėsiu. Ir nesiremsiu jomis, o pasinaudosiu šitą man suteiktą progą truputį pristatyti tai, ką nuveikiau iš tikrųjų per paskutinius 2 metus, vykdydamas, reikia informuoti apie tai, Lietuvos mokslo tarybos lituanistikos plėtros projektą Šventasis sostas ir Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais ir Šaltojo karo pradžios metais. Ir kaip žinia, šitą tokį tyrimą iš esmės įgalino tai, kad 2020 metais buvo atidaryti popiežiaus Pijaus XII pontifikato metų archyvai ir tai vyko prieš pat pandemiją ir plūstelėjo būrys žmonių į tuos archyvus, tikėdamasi ten rasti visus paslėptus dalykus apie popiežiaus gyvenimą ir veiklą Antrojo pasaulinio karo ypač metais, bet laimiai pandemija sustabdė visą tą srautą. Ir tik tai jau praktiškai nuo 2022 metų pavasarį tapo įmanoma su kaukėmis dirbti archyve. Tai va čia toj antraštiniai tokiai skaidrėje aš ir įdėjau. Viena dešiniai pusėje mano darbo vieta archyve, iš kurios simboliškai matosi herojus, kuris buvo pagrindinis mano tyrimo objektas. Tai yra popiežiaus Pijaus XII lenta, kaip tos salės memorialinė lenta. Ir kaip simboliškai matydamas visą laiką, beveik visada beje sėdėdavau toj vietoj, nors ten būdavo skirstomos tos vietos. Vieną kartą stengdavausi tą pačią užsibukinti. Na, o kairėje pusėje yra knygos, kuri šiom dienom jau irgi turėtų iškeliauti į spaustuvę, dedami paskutiniai taškai ant I. Tiesa, čia pavadinime buvo ant archyvų nosinė, svarbiausia nepamiršti uždėti, nes ilgą laiką nebuvo. Tai va, tai čia yra to viso darbo rezultatas, dokumentų rinkinys, gana storas toks tomelis, beveik 600 puslapių. Ir šiandien aš ir norėčiau galbūt tikrai ne kažkaip tą pačią knygą čia apibūdinti, ją aptarti, bet tiesiog pabandžiau išsirinkti keletą temų, tokių klausimų, į kuriuos čia šiandien pabandysiu pateikti atsakymus, remdamasis daugiausia tais šiokiais tokiais atradimais archyve, kurie galbūt kai ką ir keičia apie tai, ką mes esame įpratę apie tą laikotarpį galvoti ir pasakoti. Tai 4 tokius klausimus aš savo įsikėliau. Tai vienas, kodėlgi Šventasis sostas nepripažino sovietinės Lietuvos aneksijos, ne tik tai de facto, bet ir de jure egzistavo Lietuvos atstovybė prie Šventojo sosto visą laiką. Antras klausimas, ką ir kaip Šventasis sostas žinojo apie Lietuvos žydų bendruomenės likimus nacių okupuotoje Lietuvoje. Trečias klausimas, formuluotas kaip palaikyti nepakenkiant. Tai kaip Šventasis sostas bandė reaguoti į Lietuvos reokupaciją ir
partizanų 48 metais atvežtus į vakarus, tokį dokumentų paketą. Ir galiausiai paskutinis, man šiaip linksmiausias klausimas, bet auditorijai turbūt ne tiek gal įdomus, tai kaipgi čia traktuoti tą vyskupų kelių Lietuvos pasitraukimą iš okupuojamos Lietuvos. Ar tai yra evakuacija, kaip jie patys aiškino, bandė parduoti visą šitą ir Vatikanui, ar vis dėlto pabėgimas. Tai iškart galiu pasakyti, kad Vatikanas vienareikšmiškai tai vertino kaip dezertiravimą iš mūšio lauko ir atitinkamai žiūrėjo į vyskupus. Tiek tada ir pabandysiu tuos klausimus aptarti šiandien toliau. Tai čia pradėti gal reikėtų, kalba apie tą pirmą temą, pacituojant Lietuvos įgaliotąjį ministrą prie Šventojo Sosto, kuris įteikė skiriamuosius raštus po tam tikros laikinos diplomatinių santykių krizės, laikinos tai kelis metus trukusios, buvo paskirtas 39 metais, spalio 18 dieną, atėjęs popiežiui Pijui XII, teikdamas tuos raštus, pristatė Lietuvą, cituojant jo kalbą, kaip katalikijos avanpostą, jos priešakinę sargybą ir tvirtovę šiaurėje. Tai čia reikėtų gal pasakyti, jeigu kalbant apie tokius jau vaizdinius, tai Šventasis Sostas irgi kažkiek panašiai galbūt žiūrėjo į Lietuvą tuo metu. Tiesa, čia tos metaforos naudotos truputį galbūt buvo niūresnės. Tai dažniausiai, ir aš čia minėsiu kelis kartus gal savo paskaitoje, buvo apibūdinama Lietuva, bendrai Baltijos kraštai šiaip nebuvo įskiriama Lietuva kaip atskiras kažkoks vienetas. Tie niūrus ir tamsus kraštai rytuose dažniausiai, arba tie daug kančių ir išbandymų patyrę kraštai. Tai, kai Stasys Girdvainis, vos įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto, įteikinėjo tuos raštus, pats jis asmeniškai turbūt dar netikėjo, kad jau po 9 mėnesių sovietų armijos daliniai, kurie spalio 18 jau buvo dislokuoti Lietuvoje, žingsniuos laikinosios sostinės gatvėmis ir jam teks galvoti apie savo tolesnį likimą. Tačiau taip jau nutiko, kaip mes žinom. Ir nėra iš tiesų aišku, kada tiksliai ir kodėl Vatikane buvo nutarta Lietuvos aneksijos nepripažinti ir leisti Lietuvos atstovybei veikti toliau kaip juridiškai pilnateisiam subjektui. Tai manytina, kad apsispręsti visų pirma padėjo didžiųjų valstybių parodytas pavyzdys, kai kurių 40 metų Liepos pabaigoje. Dar vienas turbūt Švento Sosto apsisprendimą palengvinęs veiksnys buvo tai, kad Šventasis Sostas niekada neturėjo jokių diplomatinių, jokių oficialių santykių su Sovietų Sąjunga. O neegzistuojant santykiams, Lietuvos atstovybės egzistavimas, bent kaip tuo metu matyta, formaliai niekaip negalėjo ir trukdyti. Tai kam čia tada ją naikinti? Tai visą tai turbūt čia nereikėtų ir Vatikano archyvų taip išmastyti ir tokias prielaidas kelti. Susipažinusgi su tais naujai atvertais Šventojo Sosto archyvais, galiu kelti dar vieną papildomą prielaidą. Tai yra, kad Lietuvos atstovybės prie Šventojo Sosto išsaugojimas buvo kartu ir pasekmė nepavykusio mėginimo kitų statusų tiesa, bet išlaikyti
Švento sosto buvimą sovietų okupuotoje Lietuvoje. Nors Vatikane jokių iliuzijų dėl Lietuvos kaip savarankiško valstybinio subjekto tolesnio egzistavimo jau nuo birželio vidurio tikrai neturėta, atrodo, kad būtent stengtas išlaikyti kiek įmanoma ilgiau prezenciją Švento sosto visų aneksuojamų Baltijos šalių sostinėse. Kiek ilgai, kiek bus įmanoma. Net kai tas marionetinis liaudės Seimas paskelbė apie tariamą Lietuvos valią stoti į Sovietų sąjungą, nunciatūra Kaune vis tiek planavo tęsti savo veiklą, tarsi niekas nebūtų pasikeitę, apsimesdami, kad niekas nevyksta. Čia jau kažką gerai. Nuncijus, kuris, kaip matom, atvyko į Lietuvą tik tai 40 metų balandžio pabaigoje, o jo daiktai atkeliavo iš viso birželio net pradžioje, nes ten pasimetė ne į tą laivą didėjo. Tai aišku, jisai visiškai nenorėjo niekur važiuoti atgal. Ką tik tai apšilęs čia kojas ir įsikraustęs daiktus, juo labiau vasarą, kur ten dabar važiuoti į Romą atgal. Tai jis rugpjūčio 1 dieną, 40 metų rugpjūčio 1 dieną gauna iš Užsienio reikalų ministerijos notą, kur pranešama, kad Lietuvos vyriausybė, kokia ten bebūtų tuo metu Lietuvoje, nutraukė nuomos už nunciatūros butą mokėjimą, kaip kas anksčiau buvo daroma. Nuncijus visiškai ramiu veidu padėkoja už vyriausybės malonų įsipareigojimą tą daryti anksčiau ir tiesiog praneša, kad yra pasirengęs ateityje pats viską susimokėti. Tai čia rugpjūčio 1 diena jau. Tačiau man pasirodė dar įdomesnis vienas Šventojo sosto valstybės sekretoriato vidinio susirašinėjimo dokumentas. Ten yra tokios protokoliniai išrašai iš audiencijų su popiežiumi. Tai viename iš tokių protokolinių išrašų valstybės sekretoriaus, antro žmogaus po popiežiaus susitikimo su popiežiumi, tame dokumente yra užfiksuota paties popiežiaus reakcija į iš Kauno gautą nuncijaus Centozo telegramą. Ta telegrama ateina iš Kauno į Romą rugpjūčio 15 dienos ryte, rugpjūčio 15. Ir šitą žinutę arkivyskupas Centozas perduoda vėlgi iš Užsienio reikalų ministerijos gautą pranešimą, kad nunciatūra laikoma nustojusi egzistuoti nuo rugpjūčio 8 dienos. Ir kad ministerija išreiškusi įsitikinimą, kad Vatikanas daugiau nepripažins Lietuvos ministro prie Šventojo sosto, kuris, cituoju, dėl atsisakymo pripažinti naują dalykų būklę, yra netekęs pilietybės ir daugiau nebegalės įvažiuoti į Lietuvą. Tai tą pačią dieną vykusios audiencijos metu popiežius išsako tokią nuomonę šito klausimu. Vėlgi cituoju. Jo šventenybė galvoja, kad galbūt reikėtų atsakyti pažymint, jog vyriausybės laikysena bažnyčios atžvilgiu ir pats faktas, kad nenorima leisti apaštaliniam nuncijui pasilikti nors kaip paprastam apaštaliniam delegatui, nenuteikia pozityviai priimti pareikštą pageidavimą. Citatos pabaiga. Ten praktiškai tokia tik žinutė ir yra. Tai čia reikia turbūt pasakyti teisybės dėlei, kad kitą dieną pagal šitą popiežiaus tokią ištarą suformuluotas telegramos nuncijui siuntimas buvo sustabdytas. Tačiau vis dėlto, man atrodo, pats faktas, kad popiežius taip šneka, leidžia daryti prielaidą, kad iki tol, iki rugpjūčio 15 dienos bent jau, būta tam tikrų diplomatinių, gal ne tik diplomatinių pastangų, pratęsti kažkokį tai tą
apaštališkai buvimą, kaip aš sakau. Net ir jau formaliai aneksavus Lietuvą, toje sovietų Lietuvoje. Gal pats numatomas tas atsakymas iš šitą telegramą nuncijaus gali būti interpretuojamas kaip toks pridengtas susitarimo pasiūlymas. Maždaug, jeigu buvęs nuncijus lieka Lietuvoje toliau kaip apaštalinis delegatas, ne kaip diplomatinis atstovas, bet kaip popiežiaus atstovas, kaip bažnytinis atstovas, tuomet mes ir Lietuvos ministrą įtikinsim palikti savo postą Romoje ir važiuoti į Jungtines Amerikos valstijas. Tai būtent tokia, toks savotiško dylo galimybė, kaip tik ir buvo ta galimybė padidino tai, kad ministras Girdvainis jau birželio pabaigoje, suvokdamas, kad kas čia atsitiko, jis jau buvo paskelbęs Šventajam sostui, valstybės sekretoriatui apie savo planus baigti savo misiją ir prašė Šventojo sosto diplomatų parūpinti jam vizą į Jungtines Amerikos valstijas. Čia įdomu gal dar ir tai, kad būtent rugpjūčio 16 dieną, tai būtent, kitą dieną po to jau ta atsakomoji telegrama buvo sustabdyta ir tas pats Girdvainis, valstybės sekretoriaus pavaduotojai, Montini parašo laišką, kuriame jau informuoja apie pasikeitusius savo planus ir pasiryžimą likti Romoje visateisiu diplomatinio korpuso nariu. Čia žinoma, tuo aš niekaip nenoriu pasakyti, kad Lietuvos diplomato persigalvojimas kažkaip tai pakeitė Vatikano planus, paskatino Vatikaną atsisakytų kažkokių galbūt netiesioginių derybų su sovietais. Čia gal greičiau netgi buvo priešingai, jau iki tol nematant jokių, kad sovietai čia parodytų geranoriškumą. Aiškėjus, kad arkivyskupui Centozai nenori vis tiek teks krautis vėl lagaminus, ką tik iškraustytus. Tai ne tik buvo ta atšaukta telegrama, kuri buvo jau paruošta, bet ir tada jau rugpjūčio 16 neliko jokių kliūčių saugoti tą diplomatinį statusą Lietuvos atstovui, paskirtam ne tos sovietinės vyriausybės, o laisvos Lietuvos vyriausybės. Taip, tai dabar kitas tas mano suformuluotas klausimas apie Vatikano žinojimą ar nežinojimą. Kasgi čia vyksta tose tamsiose ir niūriose rytų žemėse, rytų teritorijose. Tas klausimas iš tikrųjų aktualus ne tik tai mums, lietuviškai istoriografijai, bet ir tarptautinėme kontekste, nes būtent ta, kaip žinia, popiežiaus girdėjimo, negirdėjimo, matymo, nematymo, tylėjimo, netylėjimo problema šiuo akivaizdoje yra vienas iš tų labiausiai debatuojamų klausimų naujausioje bažnyčios istorijoje ir ne tik tai. Tai kągi žinojo, iš tikrųjų žinojo, mane nustebino, aš tikėjausi, kad žymiai daugiau žinojo. Jeigu paimtumėm laikotarpį nuo 41 metų nuo birželio pabaigos iki tų metų pabaigos, gruodžio 31 dienos, tai iš esmės turim 3 nelietuvių svetimšalių pranešimus, 2 yra Vatikano nuncijaus Berlyne, arkivyskupo Arsenigo pranešimai ir vienas tėvo jėzuito Karolio Fulsto, kuris čia grįžo į Lietuvą jau vokiečiams okupavus ją. Tai visuose tuose 3 pranešimuose yra lygiai po vieną sakinį apie tai. Tai pirmas, beje, informuoja apie tai Karolis Fulstas rugpjūčio pradžioje 41 metų, tai jo be didesnės simpatijos glaustai, tačiau labai iškalbingai apibūdina jisai Kauno žydus ištikusią katastrofą. Tai cituosiu.
vieną sakinį iš jo pranešė. Kaune 10 000 žydų sušaudyta, daug pabėgo, likusieji nešioja Dovydo žvaigždės, neturi teisės naudoti šaligatviais. Žydų perkelimas į getą Vilijampolėje vyksta pilnu tempu, turi būti baigtas iki rugpjūčio 15 dienos. Viskas, daugiau nieko. Nuncijus Berlyne, remdamasis iš Lietuvos gautais pranešimais, 41 metų spalio pabaigoje, žydus taip pat čia įvardė labai glaustai, kaip labiausiai nukentėjusią visuomenės grupę. Jo tas sakinys skamba taip. Nuo pastarojo meto politinių sukrėtimų labiausiai nukentėjusiais, taip pat ir Lietuvoje, turi būti laikomi žydai. Taip pat ir dėl to, kad yra įtarinėjami ar kaltinami buvę bolševikų valdžios informatoriais Rusų okupacijos metu. Dar po poros mėnesių, perteikdamas naujienas, kaip tik iš to tiek daug išbandymų patyrusio krašto, jis vėl nepamiršta paminėti. Sakinys dar trumpesnis. Mirtina žydų medžioklė atrodo tęsiasi, nors pastarųjų jau sumažėjo iki kelių 10 000. Tai galima čia tada sakyti, kad vokiečiams įžengus į buvusią Sovietų Sąjungos teritoriją, tos prasidėjusios vietos žydų žudynės Vatikanui, aišku, nebuvo jokia paslaptis. Tačiau tos tokios labai trumpos, glaustos informacijos, tos nebuvo tais, ką galėtumėm sakyti, kažkokiais išsamiais pranešimais, išsamiomis padėties aptarimais. Ir vėlgi dar kartą akcentuoju, tai ne pačių lietuvių, o svetimšalių refleksijos gautos, vėlgi, išskyrus Fulsto atvejį, tais 2 atvejais jos gautos jau per tarpininkus iš kitų. Tai pirmą ir paskutinį akcentuoju kartą, lietuvio, tiesa klausimas ar lietuvio, žvilgsnių pamatytos ir aprašytos žydų tragedijos liudijimas Šventą sostą pasiekė tik 42 metų pavasarį. Valstybės sekretoriato raštinė tąkart gavo emocingą, ranka rašytą, beveik 2 puslapių laišką italų kalba, pasirašytą un profesorė. Vienas profesorius. Ant voko kaip siuntėjas beje nurodytas episkopus Telsiensis, Telšių vyskupas. Tuo metu bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos referentų, atsakingų už Baltijos šalių reikalus, dirbęs kunigas Antonijo Samore, prieš karą dirbęs Vatikano nunciatūroje Kaune, gerai žinojęs visus Lietuvos vyskupus ir jų braižą, čia parodė išskirtinį šaltinių kritikos pavyzdį. Jis iškart identifikavo, kad tai negali būti Telšių vyskupo laiškas, nes vieną tai jis pažinojo jo rašyseną, žinojo, kad tai ne jo rašysena, žinojo, kad Telšių vyskupas nemoka itališkai ir kad ant voko nebūtų klaidingai užrašę savo titulo lotyniškai. Be to, dar vienas jo argumentas nebūtų siuntęs tokio laiško oficialiu paštu. Ir čia apžiūrėjus iš tikrųjų tą voką, nes yra ir vokas, tai yra ir pašto ženklai, ir cenzūros beje, antspaudas. Tai panašu, kad jis iš tikrųjų buvo siųstas iš Lietuvos, o autorius buvo tikrai gerai informuotas apie žudynių mastą, ne tik Lietuvoje, bet Baltijos šalyse bendrai, netgi šiek tiek jį padidino. Čia turbūt reikėtų pažymėti, kad nebūdingai tuometiniam, galim sakyti taip, lietuviškam diskursui, šio laiško autorius
neneigia lietuvių plataus įsitraukimo, kaip jis rašo, į teutonų organizuotą žudynės. Ir dar kitas tvirtino, kad prieš žydus vykdomas teroras Lietuvoje smarkiai lenkia ankstesnius sovietų teroro mastus. Tai lietuviškam diskursui, kaip žinia, buvo toks linkęs buvo tą sovietinį terorą iškelti kaip tokį baisesnį ir platesnio masto. Na, o svarbiausias šito profesoriaus laiško siekinys – paskatinti Šventą Sostą imti žygių, kad būtų gelbėjami bent likę gyvi pakrikštyti žydai. Bet ir šitas jo kvietimas, raginimas liko neišgirstas. Nei ant Samorė parengto šito laiško santraukos lydraščio, nei ant paties laiško nėra jokių rezoliucijų, jokių aukštesnių valstybės sekretoriato pareigūnų jokių rezoliucijų prierašų. Todėl čia galima tik spėti, kad visų pirma, anoniminė laiško autorystė, neaiškus jo maršrutas automatiškai Vatikano akyse smarkiai sumenkino jo vertę. Ir jis tiesiog kaip kiti panašus laiškai buvo padėtas į stalčių. Bet kad dar kartą noriu akcentuoti, tai ir yra vienintelis lietuvio su klaustuku toks išsamesnis liudijimas. Bet Vatikano, kuris griežtai labai laikėsi, labai skrupulingai žiūrėjo į informacijos patikimumo problemą, akimis anonimkė ir anonimkė. Mes nieko negalim čia to spręsti. Nemažai informacijos apie žydų padėtį skirtingose šalyse. Šventą Sostą Antro pasaulinio karo metais pasiekdavo per jį, sakyčiau, netgi užplūdusius pavienių asmenų ar net organizacijų prašymus padėti paskiroms, tuo metu tikrai mirtinam jau pavojai buvusioms atsidūrusiam žydų šeimoms. Ir netgi yra atskiras specialus fondas tame istorinėme valstybės sekretoriato archyve, kur ten aš rodžiau tą darbo vietą savo, kur ir dirbau daugiausia, serija Žydai. Ir jis yra dabar jau visiškai suskaitmenintas ir skirtingai negu kiti fondai yra prieinamas nuotoliniu būdu. Tai kas norėtų domėtis kažkokiamis atskiromis istorijomis, tai ten medžiagos tikrai yra labai daug. Bet čia noriu pasakyti, kad tarp tų kelių tūkstančių pagalbos ieškojusių ir tokiu būdu atsidūrusių Vatikano akiratyje asmenų yra tik tai keli pavieniai atvejai, kuomet prašyta padėti Lietuvoje dar gyviems žydams ar jų šeimoms. Didžioji dauguma tų prašymų ateidavo iš vokiečių okupuotų ar satelitais paverstų vakarų, vidurio, šiaurės Europos šalių, kur buvo, aišku, ir žymiai daugiau galimybių bent laikinai išvengti suėmimo ir deportacijos į tas naikinimo stovyklas, kurios buvo tuose niūriuose ir tamsiuose rytų kraštuose. O ištraukti žmonės iš nusikaltėlių rankų vokiečių užimtoj, anksčiau Sovietų Sąjungos aneksuotoje teritorijoje praktiškai jau tuo metu nebebuvo jokių galimybių. To paties mano minėto archyvo direktoriaus Johano, aš visada rizikuoju neištarti šito pavadinimo iš 4 priebalsės karto. Aš vadinu jį Iksu. Johano Ikso parengtoje knygoje, kur būtent remiasi šituo fondu daugiausiai jisai, tai irgi yra tik 2, yra iš viso 18 skyrelių tokiams skirtingoms istorijoms kaip pavyzdžiams ir tik tai 2 iš tų 18 skyrelių būtent yra pasakojimams skirtiems apie tas tamsias ir niūrias vietas rytuose. Ir
netgi tie keli atvejai, kur ir šitoj knygoje prašomi, daugiausiai yra būtent apie pastangas padėti tiems, kas buvo į tas naikinimo vietas, naikinimo lagerius atvežti iš kitų Europos vietų, ne vietiniams žydams. Vienas iš kelių su Lietuva susijusių pagalbos prašymų Vatikaną pasiekė 42 metų pradžioj. Tai Lietuvos atstovybė prie Šventojo sosto tuomet perdavė iš JAV Žydų ortodoksų rabinų sąjungos pirmininko gautą prašymą, kur buvo prašoma, kad popiežius galbūt galėtų padėti kaip nors iš Kauno į Lisaboną išvykti vyriausiam Lietuvos rabinui Abraomui Dovber Šapyro ir jo šeimai. Tai reaguojant į šį prašymą, bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos sekretorius, prelatas Tardinė, mano labai mėgstama istorinė asmenybė, tai kaip ir visais kitais atvejais davė instrukciją, parėdimą nuncijui Berlyne, kad jis ištirtų šitą reikalą. Čia irgi galbūt verta pacituoti jo tą lydraštį, kuris irgi atspindi tą tokią Vatikano poziciją. Tai prelatas Tardinė rašė taip. Man nėra paslaptis, kad kompetitinga valdžia vargiai svarstytų tokio leidimo išdavimą. Vis dėlto turiu garbės atkreipti Jūsų ekscelencijos dėmesį į šį atvejį, jeigu matytumėt, kad yra galima ir tinkama kokiu nors būdu pasidomėti minėtų ponų. Tai bet byloje nėra arkivyskupo Arsenigo jokio atsakymo į šį laišką, todėl manau, kad nuncijus neįžvelgia galimybės nei kokios nors racijos šiuo atveju, ką nors daryti, ką nors veikti, o gal tiesiog nutarė nesivarginti. Bet netiesioginį tokį Berlyno nuncijaus atsakymą galima įskaityti iš keliais mėnesiais vėliau jo rašyto pranešimo, adresuoto valstybės sekretoriui, kur jis, taip apibūdina savo, sakyčiau, visišką neįgalumą šiuo klausimu. Tai dar viena citata. Suskaudama širdimi turiu pripažinti, kad čia niekas neturi galimybės gauti tikrų žinių apie nearijus. Veikiau netgi nepatartina jais domėtis, kadangi atrodo, jog čia siekiama su deportacija ištrinti bet kokius deportuotojų pėdsakus. Dabar neleidžiama pareikšti net menkiausio prašymo nearijų labui. Tokia štai nuncijaus ištara. Savarankiškų galimybių patikrinti duomenis apie tose tamsiose ir niūriose rytų vietose vykstančius baisumus Vatikanas taip ir neturėjo ir tuomet, kai 42 metų rugsėjį valstybės sekretoriato biurą pasiekė du gana išsamūs liudijimai apie žydų žudynes rytų Lenkijoje. Tai buvo Lvivo graikų katalikų metropolito Andrėjaus Šeptickio išsamus ganėtinai toks pranešimas popiežiui Pijui XII apie padėtį jo metropolijoje po vokiečių invazijos. Taip pat ir JAV prezidento specialaus pasiuntinio Myrono Tayloro perduotą memorandumą, kur remiantis liudininkais iš Lenkijos irgi gana plačiai apie tai kalbama. Tai čia gal apibendrinant jau šitą mano atsakymą į tą iškeltą klausimą,
turbūt galima būtų sakyti taip, be kelių labai bendro pobūdžio sakinių, mano cituotų, Berlyno nuncijaus pranešimuose, užuominų kituose liudijimuose. Vatikanas iš esmės turėjo, jeigu kalbam apie tiesiogiai iš Lietuvos ateinančias žinias apie tai, tai tik tai tą Telšių vyskupo apsimetusio anoniminio profesoriaus laišką, kurį, kaip minėjau, vargu ar jis galėjo laikyti kažkokiu patikimu liudijimu, patikimu dokumentu. Skirtingai nei iš Latvijos, Lenkijos ar Ukrainos, iš Lietuvos vyskupų taip ir nebuvo sulaukta konkrečių informacijų šią temą, o būtent vyskupų pranešimai, jeigu jie identifikuojama, kad tai yra tikrai vyskupų pranešimai, buvo Šventojo Sosto požiūriu tas patikimiausias šaltinis, kuriuo jie gali pasitikėti. Tokių pranešimų, kadangi nebuvo, tai galima sakyti, kad Vatikanas laikė, kad jisai nieko nežino apie tai, kas vyksta čia. Tikrai. Ta prasme, patikrintai, kaip jie įsivaizduoja patikimumą. Pasiuntinybė prie Švento Sosto šio klausimu irgi buvo menkas arba, sakyčiau, netgi joks pagalbininkas. Tai aišku, ir tokiamis aplinkybėmis tada buvo sunku tikėtis, kad ką nors dar galima čia ištraukti iš tų niūrių ir tamsių rytų žemių. Taip, tai trečias tas klausimas, jau čia taip ilgai nešnekėsiu, nebijokit. Dabar dar vienas tas toks, vėlgi, Šventojo Sosto požiūriu svarbaus apsisprendimo metas, tai ką daryti 44 metų vasarą. Tuo laikotarpiu iš esmės per tuos metus nuo 44 metų vasaros iki 45 metų vasaros, kai, tas sovietų pamažu vėl užimamų Baltijos valstybių tarptautinio statuso perspektyva tuo metu tebebuvo neaiški ir iš Vatikano kalbos bent jau taip atrodė, kad yra neaiški ir dar gali būti keičiama. Tai čia reikėtų pažymėti, kad Šventasis Sostas iš tikrųjų mėgina imtis diplomatinių priemonių Baltijos šalių valstybingumui kažkaip tai atkovoti. Tai čia 44 metų Liepos pabaigoje Jungtinės karalystės ir JAV atstovams prie Šventojo Sosto yra teikiama valstybės sekretoriaus nota, kur išreiškiamas susirūpinimas, cituoju, dėl likimo, kuris skirtas šioms vargšiams tautoms, dar vienas epitetas, daug kartų patyrusioms stiprių išbandymų. Toliau ten atsižvelgiant į tai, kad atsižvelgiant į religijos padėtį Sovietų Sąjungoje, kad tas pats gresia čia ir Baltijos šalių katalikams šiose teritorijose. Vėlgi, argumentavimas būtent iš religinės perspektyvos. Ir galiausiai, kad viso to būtų išvengta, geriausias sprendimas Švento Sosto požiūriu būtų tai, kad tų teritorijų laikinas administravimas būtų pavestas sąjungininko okupaciniai valdžiai, dalyvaujant, svarbiausia, kad dalyvautų toje administracijoje Jungtinės valstijos bei Didžioji Britanija turėtų savo atstovus. Kaip ne vienas kitas Vatikano pasiūlymas stabdyti sovietų įsigalėjimą Europoje, taip ir šis dėja, taip ir liko neišgirstas vakarų sąjungininkų. Gana greitai įsitikinus savo tų diplomatinių pastangų paveikti didžiųjų valstybių sprendimus bergždumu, vėlesniais metais, siekiant dar labiau nepabloginti į didelę bėdą patekusių Lietuvos katalikų padėties, buvo nuosekliai vengiama bet kokių viešų
paramos lietuviams deklaracijų. Manyta, kad jos niekaip nepakeis Lietuvos geopolitinių realijų, tačiau galėtų atkreipti sovietų dėmesį ir suteikti jiems pretekstą dar smarkiau pulti katalikybę ir popiežių. Tai čia kaip pavyzdį tokios reakcijos galima būtų šiek tiek stabtelėti ties 45 metų vasarą Romos lietuvių pateiktą kreipimąsi, prašiusi popiežiaus viešos moralinės paramos lietuvių tautai ir kažkokio tai tokio viešo gesto. Tai vėlgi čia pacituosiu nuomonę, kuri yra labai rezervuota dėl tokio prašymo. Tačiau idant galėtų veikti su tam tikra sėkmės tikimybė, Šventasis sostas, atsižvelgiant į bendrą jo santykių su suinteresuotomis galybėmis ir ypač su Sovietų sąjunga būklę, privalo elgtis išmintingai ir labai realistiškai. Varge atsidūrusių tautų atstovai, tokiais momentais, žvelgiantys į Šventąjį sostą kaip į savo vienintelę viltį, dažnai yra linkę tai pamiršti. Jie norėtų gestų ir viešų deklaracijų, negalvodami, kad tai galėtų iš karto sugadinti jų reikalą, užuot jam padėję. Švento sosto atsakymas, kuris galėtų nuskambėti kaip viešas pritarimas nagrinėjamo laiško projekte išdėstytam požiūrį, kaip ir tiesiog vien kokio nors jame pareikšto prašymo patenkinimas, pavyzdžiui, paraginti katalikų pasaulį melstis už Lietuvos likimą, patektų būtent į tokių gestų ir deklaracijų kategoriją, gestų, kurios galėtų jiems pakenkti. Tai vat šitas cituotas gana ilgas fragmentas, mano požiūriu, leidžia teigti, kad tokia atsargi pozicija rodė ne tiek pasyvumą, kiek galbūt tokį vieną pamatinių popiežiaus Pijaus XII diplomatijos principų, kuris buvo sutvirtintas pirmiausia karo metų patirties. Tai yra, kad visus Švento sosto viešus veiksmus nukentėjusių nuo totalitarinių režimų labai reikia kelis kartus pasverti, nes visuomet esama rizikos, kad užuot padėję tie vieši kažkokie pareiškimai gali jiems dar labiau pakenkti. Tai tuo metu labai neseno, šviežio Šventojo sosto patirtis su holokausto aukų gelbėjimu buvo tas svarbiausias orientyras ir kitais panašiais atvejais kaip šiuo, taip pat analogiškai elgtis ir komunistinių režimų atžvilgiu. Ta netiesiogiai beje patvirtina mano mėgstamiausio herojaus, Elato Tardini, svarstymai to paties lietuvių memorandumo projekto paraštėse. Labai mėgo tokias rašyti ilgesnės rezoliucijas, kur išdėstydavo, manau, sąmoningai ateičiai istorikams savo pasvarstymus. Tai čia jis taip ir rašė. Pirma, lietuvių kreipimasis skatina galvoti apie milžinišką neteisybių, priespaudos ir savivalės sankaupą, nuo kurio šiandien kenčia ištisos tautos. Antra, tai milijonai žmonių. Jų pusėje yra tiesa ir teisingumas. Ir nebūtinai visada turi triumfuoti melai ir neteisybės. Trečia, taigi Šventasis sostas, vienintelis tiesos ir laisvės gynėjas pasaulyje, negali būti abejingas tokių piktadarybių ir daugybės nelaimėlių prašymų akivaizdoje. Ketvirta, tai ką daryti? Kliaustuose. Čia ir yra sunkumas. Tai, sakyčiau, spėčiau turbūt du dalykai, kad tinkamo atsakymo į šį tokį amžiną klausimą nei prelatas Tardini, nei popiežius Pijus XII ilgai taip ir nerado. Ką daryti?
Ir vėlgi tai išliekantis, jau latentinė tuo metu ateinančios informacijos patikimumo problema. Manding bent iš dalies paaiškina ir, sakyčiau, itin rezervuota Švento Sosto santykis su antisovietinė ginkluota rezistencija Rytų Europoje ir konkrečiai Lietuvoje. Tai kaip minėjau, 48 metų rudenį tas Lietuvos partizanų atstovo atvežtas dokumentų paketas, tame tarpe ir Lietuvos katalikų laiškas popiežiui, gana ilgas ir išsamus, jisai pasiekė Šventojo Sosto valstybės sekretoriato raštinę. Referentas parengė jau, kaip visada, rūpestingai ir tvarkingai santrauką, kad popiežiui supažindinti, bet reakcija yra labai santūri. Nei kažkokių komentarų ant tų santraukų nėra, nei nieko, o galiausiai tame atsakyme lietuvių tautiniam delegatui, tarp koordinavusiam Sielovadą pabėgėlių stovyklose Vokietijoje kanauninkui Feliksui Kapočiui buvo labai tokia trumpa bendro pobūdžio frazė, kuri vėliau bus kartojama kaip tokia šabloninė klišė ir kitose panašiuose atsakymuose. Tai jis skambėjo taip. Šventasis tėvas, kuris teikėsi peržiūrėti minėtus raštus, su dideliu skausmu priėmė žinią apie kuo sunkiausias gyvenimo sąlygas, primestas jo vaikams. Tuo tarpu jis, kaip ir anksčiau, nesiliaus siekti, kad būtų gerbiamos visų tautų prigimtinės ir pamatinės teisės. Viskas, tik tiek. Taigi, jau čia manęs ne vienas klausė žmogus, tai kaip ten buvo su tuo partizanų laišku, ar jisai buvo Vatikane ir kokią čia reakciją sukėlė, neturiu ką atsakyti, nėra. Reakcijos praktiškai nėra. Na ir paskutinis klausimas apie tuos vyskupus. Trumpai. Tai kaip minėjau, Lietuvos atstovybės išlaikymas prie Švento Sosto be jokios abejonės buvo labai reikšmingas toje Lietuvos okupacijos nepripažinimo byloje. Tačiau pačiam Vatikanui po Antro pasaulinio karo akivaizdžiai aktualesni atrodė kiti, tiek lietuvių, tiek ir kitų vidurio rytų Europos tautų reikalai. Tai jeigu taip vertinant visumą, po karinio tos lituanistinių dokumentų masyvo, tai galim sakyti, kad prioritetiniai Vatikano uždaviniai šiuo laikotarpiu yra lietuvių karo pabėgėlių, materialinė globa, jų sielovados organizavimas ir sovietų okupuotų valstybių bažnytinės administracijos tęstinumo problema. Jos užtikrinimas. Tai jau užsiminiau pačioje pradžioje, dar kartą pasakau, kad Romoje nuo pat pradžių labai kritiškai vertintas kai kurių Lietuvos vyskupų pasitraukimas iš sovietų ir okupuojamo krašto. Dar 44 metų rudenį valstybės sekretoriate savais kanalais patirta, kad pačių vyskupų tam pateikiama versija, pardavinėjama versija, neva juos privertė iš Lietuvos išvykti besitraukiantis vokiečiai, kad ši versija nelabai turi pagrindo. 44 metų spalio pabaigoje tas pats prelatas Tardini šifruota telegrama nuncijui Berlyne, Arsenigo, irgi duoda tokį nurodymą. Viską gerai apgalvojus ir vykdant šventojo tėvo garbingai paliepimą, prašau
Jūsų ekscelencija, pareikšti Reicho vyriausybei Šventojo sosto nuostabą, gilų apgailestavimą ir susirūpinimą dėl neteisingų priemonių panaudotų prieš Latvių ir Lietuvių vyskupus, kurie buvo priversti palikti savo sostus. Jo ekscelencija, taip pat esi prašomas pasiūlyti Varmijos vyskupui užimti tokią poziciją panašaus spaudimo akivaizdoje. Ir ta pozicija taip apibūdinama. Lūkestis išreiškiamas toks. Šventasis sostas viliasi, kad nuspręsite, kaip dera sielų geroviai, gerai pasvėręs galimas sunkes savo galimo pasitraukimo pasiekmes. Taigi dabar jau matydamas, kad lietuvių ir latvių vyskupai sudreifavo, pabėgo, duoda aišku nurodymą Varmijos vyskupui, duoda aiškiai suprasti, kokio apsisprendimo iš jo laukiam. Po poros savaičių nuncijus pavyzdingai instrukcijas įvykdė ir atraportavo atgal. Pildydama šį nurodymą, jis perdavė Trečiojo Reicho vyriausybei tą Švento sosto susirūpinimą, kodėl čia tuos vyskupus jie evakuavo. Tačiau nuncijus neva išgirdęs tokį paaiškinimą. Prioritetinė tvarka buvo evakuojami labiausiai pavojuje esantis intelektualai, raginant juos išvykti, bet neverčiant to daryti. Daug vyskupų, kalbama, pasiliko Lietuvoje. Tai manytina, kad toks nelabai herojiškas vyskupų poelgis buvo viena priežasčių, lėmusi Šventojo sosto sprendimą ir dėl jų palikimo savotiškoje nuošalėje, arba aš kaip čia įrašiau ant atsarginių suolelio organizuojant tą lietuvių pabėgėlių sielovadą Vokietijoje. Čia be to turėta duomenų, kad arkivyskupo Skvirecko galimas paskirimas lietuvių sielovados Vokietijoje vadovų gali būti nepriimtinas ir okupaciniams sąjungininkų struktūroms, nes šis buvęs jų požiūriu pernelyg lojalus naciams. Ir dėl to 46 metų pradžioje nuolatiniu tautiniu delegatu, kuris buvo atsakingas už lietuvių sielovados pabėgėlių stovyklose organizavimą, buvo paskirtas mano jau minėtas kanauninkas Feliksas Kapočius, kuris buvo pavaldus popiežiaus misijos vadovui, vėliau apaštaliniam vizitatoriui Vokietijoje. Dėl tokio sprendimo vyskupai pabėgėliai, aišku, įsigavo. Santykiai su tuo delegatu visą laiką buvo komplikuoti. Ir Vatikano atstovų paaiškinimas, kad šitai popiežius nenorėjęs vyskupų pažeminti ir nieko iš jų čia netimantis, jie patys apsisprendė jiems patikėtą jurisdikciją savo vyskupijose palikti. Visą tai tų ganytojų kartėlio ko gero nesumažino. Tai gal tik dar labiau užaštrina nepavydėtiną jų situaciją, nes tas tokios savigarbos, tokio, sakyčiau, aristokratiško požiūrio į savo pareigas supratimas, ypač arkivyskupui Skvireckui sėdinčiam čia soste viduryje, buvo ypatingai būdingas ir tą savo personą jis žiūrėjo labai jautriai. Beje, čia šitame dokumentų rinkinyje, kuris iškart po naujų metų pasirodys, bus ir vienas skyrelis apie arkivyskupo Skvirecko kitus nesmagumus santykiuose su Šventuoju sostu, konkrečiai apie jo santykius su kazimierietėmis, dėl kurių jam gresia suspenso ipso facto, jeigu jisai nevykdys Vatikano nurodymų. Bet čia aš jau tik tai intrigą plėtodamas užsimenu apie tai. Šiandien turbūt tai vertintumėm kaip piktnaudžiavimo galia atvejai.
Na ir kaip tos, sakyčiau, didėjančios frustracijos išraiška, turbūt galima interpretuoti Regensburge tuo metu laikiną prieglobstį radusio vyskupo Vincento Brizgio puoselėtus planus 46 metais grįžti į sovietų Lietuvą. Tai 46 metų pavasarį jis kreipėsi į Vatikano misijos sekretorių, prašydamas Romoje išsiaiškinti, ar Šventasis sostas neturėtų nieko prieš, jeigu jis bandytų kažkaip slapta grįžti į Lietuvą. Tai pasak tarpininko, dar viena jau čia prieš paskutinė citata. Jis neslepia nuo savęs sunkumų ir pavojų, žino, kad jo gali laukti kalėjimas, internavimas arba deportacija, tačiau mano, kad ar būdamas tėvynėje ar tremtyje, galėtų nuveikti daugiau gero nei pasilikdamas Vokietijoje. Vėlgi tas pats monsinjoras Tardini ant šiuo reikalu parengtos pažymos iškalbingai brūkštelėjo vos vieną žodį – pagirtina. Tai tokia nuomonė neilgai trukus buvo ir perduota ir vyskupui Brizgiui pareigingai, tačiau manau, kad pastarasis laukia truputį kito atsakymo. Galvojo, kad čia įpuls atkalbinėti nuo tokio ryžtingo žingsnio ir tokio kankiniško apsisprendimo, bet kai sužinojo, kad Tardini gyrė jo pastangas, tai jis galiausiai apsigalvojo, atsisakė savo ketinimų. Ten, čia aš jau taip tiesiog naratyviškai, taip galbūt užakcentuoju, bet ten jisai bandęs aiškinti, kad čia gavo signalų, kad jeigu jis grįžęs į Lietuvą, tai tikrai 100% pateksęs į lagerį, kad čia jokių šansų nėra, kad čia jau būtų tiesiog toks ėjimas į kalėjimą. Tai ten iš esmės įtikino jisai Vatikaną, kad gal čia ir nereikia jam. Tai ir tada čia keli paskutiniai galbūt apibendrinimai. Čia ne tas čia. Tai čia 3 turbūt moralus galima iš visų tų istorijų ir čia daugelio tų citatų išvesti. Tai visų pirma, akivaizdus Vatikano požiūrio siekis čia kiek galima ilgiau išlaikyti savo tą buvimą tuose okupuojamuose sovietų užimamuose kraštuose, turbūt spėjant, numatant, kad tas išlikimas bet kokią formą bent kažkiek galėtų švelninti tą katalikų padėtį. Tai tiek ir tas bandymas kažkaip išlaikyti tą apaštalinį delegatą Lietuvoje, net ir sovietų okupuotoje Lietuvoje, ir po to tas nusivylimas pasitraukusiais vyskupais, kad jie čia pabėgo išsigandę, o galėjo galbūt čia likti su ganamaisiais ir juos kažkaip bent morališkai palaikyti. Kitas dalykas, tai vėlgi, ką ir ne kartą sakiau, tai tas didelis informacijos vis dėlto, stebėtinai didelis informacijos deficitas. Atrodo, taip iš pažiūros kažkaip tų dokumentų yra daug tose bylose, bet didelę jo dalį sudaro toks, sakyčiau, balastas. Tai yra įvairios išeivio atsiųstos Vatikanui brošiūros arba tiesiog pranešimai apie tai, kas yra Lietuvoje, bet Vatikanas į tai visą laiką žiūrėjo labai skeptiškai, ypač per pirmąjį dešimtmetį nežinojo, kad išeiviai neturi jokio realiais ryšio normalaus su stalininė sovietų Lietuva ir kad jie visi pranešimai, nors ir yra labai daug žodžių tose pranešimuose, bet vertės toje informacijoje nedaug. Ir būtent tas šaltinių patikimumo problema visuomet buvo
mes gal net sunkiai turbūt įsivaizduoti, kaip skrupulingai tas buvo vertinami, bet kokia informacija tose pranešimuose, tai jeigu jau anoniminis tas pranešimas, ar jis atėjęs iš politinių veiksnių, o antisovietinė rezistencija, Vatikano akimis žiūrint, tai yra politinis veiksnys, jis visada sukuria tą distanciją. Jeigu tas būtų, tarkim, kad ir lietuvių laiškas popiežiui pasirašytas, tarkim, kokio nors dvasininko, ar juo labiau vyskupų, tai būtų visiškai kitoks požiūris. Ir trečias dalykas, tai tas patirties perimamumas, kad negalima žiūrėti izoliuotai į Vatikano reakcijas į sovietų okupaciją Lietuvoje, izoliuotai nuo ankstesnės jo patirties. Patirtis ankstesniais metais, santykios su holokaustu, su aukų gelbėjimu patirtis, išmokė Šventą sostą vieno dalyko, kad, ta prasme, būtent pirmiausia, nepakenkti tiems persekiojamiesiems, o bet koks viešas pareiškimas, jų įsitikinimų, 95% įsitikinimų jų buvo būtent pavojus pakenkti, labiau pakenkti negu pagelbėti. Tai toks požiūris, toks įsitikinimas, jisai ilgai buvo ir po Antrojo pasaulinio karo amžininkų akimis teisingas. Ir čia tik tai nuo 70-mečio vidurio su visu tuo bendrai holokausto atminties kultūros lūžiais po Eichmano proceso ir galbūt kažkiek ir sąmoningo komunistinių slaptųjų tarnybų veikimo informacinio karo lauke pasekoje, tada jau tas ir ateina Hitlerio popiežiaus, tylinčio popiežiaus vaizdinys ir panašus. Bet toje artimoje perspektyvoje tokia pozicija nepakenkti persekiojamiesiems visų buvo pripažįstama kaip pasiteisimas. Tai savaime suprantama, kad ir toliau jos buvo laikomasi, kol jinai Vatikano požiūriu veikia ir yra teisinga. Tai nieko aš daugiau neturiu jums.